Aš tik noriu atkreipti dėmesį į tai, kad nereikėtų dar kartą klastoti istorijos. Būtina parašyti tiesą. Nepriklausomybę netuščioje vietoje atkūrė ne kažkoks mistinis ir neegzistavęs Lietuvos Respublikos atkuriamasis Seimas, o 1990 metų kovo 11 nepriklausomybės atstatymo aktą paskelbęs, klausykitės atidžiai, okupacinės tarybų valdžios aukščiausias renkamas valdymo organas Lietuvoje, 12 šaukimo Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausioji taryba. Taip, prieš skelbdami kovo 11 aktą pakeitėme valstybės pavadinimą į Lietuvos Respubliką ir tarybinį herbą į Juozo Zikaro sukurtą vytį. Tačiau dar prieš tai 1990 metų kovo 11 dienos Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausiosios tarybos nutarimu numeris 1/4 išrinkome šio okupacinės valdžios organo pirmininką. Juo tapo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atstovas Kniaudiškių 54-osios rinkiminės apygardos deputatas Vytautas Landsbergis. Tikrieji patriotai, nušluokite visą sovietinį palikimą, kad nieko neliktų Lietuvoje iš to sovietinio, kaip jūs sakot, palikimo. Neužmirškite nušluoti ir šio pastato Seimo, tarybinės aukščiausiosios, sovietinės, aukščiausiosios tarybos, sąjūdžio viso, nušluokite viską nuo Gedimino prospekto 1 ir Vytautą Landsbergį. Taigi palikimas sovietinės Lietuvos. Labai pagalvokite, kodėl išimti padarysite jo pasiūlytai Respublikos prezidentai Daliai Grybauskaitei. Mat galiu sukritikuoti, nes nebijau diskutuoti apie jūsų taip vadinamą sovietmetį. Štai šitas nutarimas su Lietuvos tarybos Socialistinės Respublikos herbu. Jį pasirašo Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas Bronislavas Kozmickas ir sekretorius Liudvikas Sabutis 90 metų kovo 11 dieną. Po to buvo priimta deklaracija dėl Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos deputatų įgaliojimų, numeris 1/10, ir pasirašo Vytautas Landsbergis, Liudvikas Sabutis. Tada jau buvo dokumentų numeris 1/11 priimtas įstatymas dėl Lietuvos valstybės pavadinimo ir herbo. Ir tik tai tada dokumentu numeris 1/12 buvo priimtas aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Atsiprašau.